dainuotoja. Prašau užeiti. Labadiena visiems. Štai ir prabėgo mokslo metai, kaip vėjas. Atrodo, neseniai mes čia buvom susirinkę 1 rugsėjo. Nedrąsiai vedėme pirmokėlius į savo 1 klasę. O dabar jau birželis. Ir nerūpestinga vasara jūsų laukia tam, kad išpildytų jūsų svajonę, kad jūs pailsėtumėte. Ir po 3 mėnesių, nepilnų po 3 mėnesių, atvyktumėt vėl nuotaiką pailsėję į mokyklą. Matau, kad jau net nenorite klausyti, bet keletą akimirkų reiks paklausyti. Nes dabar kiekviena klasė palinkės mums geros vasaros, tad pirmiausia šeštokėlius. Šeštokai. Vasara karšta ateina, nori šokti ir dainuoti, mes šeštokai traukiam dainą, vyksim džiaugtis ir klajoti. Daug mes skaitėm ir skaičiavom, mokslus graužėm nuoširdžiai, 4 irgi gavom, kartais buvom tinginiai. Taigi vasara ateina, mes ilgėsimės draugų, iš mokyklos džiugiai einam pasitikti įspūdžių. Norime visus pasveikinti. Gera metų pabaiga, laimės, džiaugsmo ir sveikatos, šia puikia šaunia proga. Norime jums palinkėti labai karštų saulės spindulių, laimės ir džiaugsmo akimirkų ir kad niekados nepamirštumėt mūsų būsimųjų 7-okų palinkėjimų. Labai gražus palinkėjimas. Ačiū Jums. 7 klasė. Jau baigės paskutinė pamoka. Sudėk visus taškus, nusišypsokit draugui. Eik mielas vaikelai, sėkmės ranka, tave laikys ir vasarai atėjus. Gėlėms sumirgėjo birželio 6, senų mokslų metų, paskutinė diena. Čia mano draugai, čia knygos ir juokas. Sudie mokykla, jau vasara šau. Ačiū 7-okėm už palinkėjimą. 8 klasė kviečiama. Na, pirmiausia, tai noriu padėkoti visam mokyklos personalui, visiems mokytojams, mokiniam, draugam. Noriu palinkėti gerų atostogų, geros vasaros, daug nuotykių ir noriu jums visiems skirti dainą. Vėjas, tiktai skubantis vėjas, medžių lapais užlieja atminimų gatves. Kasdienas mums atgal grąžins ir vėl jas pratęs.
grįžimo takais. Dar ne kartą ima save priminti ateis ir palietus vėl sužeis. Tik aušra grąžins man vėl vilties sapnus ir šviesą. Vilties takais jau mes negrįšim niekad, negrįšim niekad dviese. Aidas, tik tai vienišas aidas, praeities šviesią gaidą atkartoja širdį. Skamba vėl jį bemiegė ilgesingoj naktį. Aš šią maldą tu girdi. Ačiū Gedviliai labai ir ačiū visai 8 klasiai už tokį gražų palinkėjimą. Super. Na, kviečiame 9-okus. Šypsena veide
9 klasiai šaunuoliai, net ir vaikinai pasirodo gali dainuot, kai nori. Na, 10-okai. Visos 10 klasės vardu visiems mokytojams, darbuotojams ir mokiniams norim palinkėti šiltos, įsimintinos ir gražios vasaros. O balionus norim padainuot mums. Ačiū labai. Kviečiame 11 klasę. Sveiki! Norėjau padėkoti visam mokyklos personalui, mokytojams už kantrybę, ištvermę, kad visą laiką padėjo, visiems mokiniams ir draugams. Ir jums skirsiu dainą. I like a smile, I like your wine, I like a style, but that's not what love you and I like the way you're such a star, but that's not what love you. Hey, do you feel me? Do you feel what I feel too? Do you need me? Do you need me? You're so beautiful, but that's not what love you, and I'm not sure you know. Have a reason I love you is you, man, you, just you. Have a reason I love you is all that we spend through, and that's why I love you. I like the way you misbehave when we got wasted, but that's not why I love you, and how you keep your cool when I am complicated, but that's not why I love you. Hey, do you feel me? Do you feel what I feel too? Do you need me? Do you need me? You're so beautiful, but that's not why I love you, and I'm not sure you know. Yeah, the reason I love you is you, but you, just you. Yeah, the reason I love you is all that we spend through, and that's why I love you. Yeah. Even though we didn't make it through, I am always helping you. You're so beautiful, but that's not why I love you, and I'm not sure you know. Yeah, the reason I love you is you, but you, just you. Yeah, the reason I love you is all that we spend through, and that's why I love you.
Ačiū Gabijai, kuri pirmą kartą pasirodė viešai ir tikrai neblogai. Tikimės, kad tai ne paskutinis kartas. Ir ačiū visai 11 klasiai už palinkėjimus. Sakoma, viščiukus skaičiuojame rudenį, tačiau kai mokslo metai yra, rezultatus skaičiuojame dabar. Ir ypatingai dabar karštą vasaros dieną, karštos dienos yra mūsų 12-okom, nes jie pradėjo laikyti brandos egzaminus. Rytoj pirmą išbandymą bandys 10-okai. Gaila jų, bet sėkmės. Palinkėkime aplodismentais 10-okam, kad jiems sektųsi išlaikyti gerai pasiekimo patikrinimą. Na, o rezultatus mes suvesime šiandieną. Ir šiandieną norėtumėm apdovanoti tuos, kurie gerai lankė mokyklą, kurie aktyviai dalyvavo mūsų veikloje tiek sporte, tiek dainų šventėje, tiek visuomeninėme gyvenime ir tuos, kurie labai gerai mokėsi, kurie yra pavyzdys mūsų mokyklai. Tad dabar įteiksime padėkos raštus mokiniam už labai gerą mokymasi 6 klasės mokiniai Aistei Šalomskaitai. Septintos klasės mokinė Viktorija Švelpaitė už labai gerą mokymasi. Šaunu. Septintos klasės mokiniai už labai gerą mokymasi Linai Jurkonytei. Einu žemiau, kad nereikėtų laipti. Padėka Aurelijai Diškevičiūtė 8 klasės mokiniai už labai gerą mokymąsi ir pamokų lankomumą. Šaunuolė, lankyk kitais metais. Sandrai Cvilikaitei už labai gerą mokymąsi ir pamokų lankomumą. 8 klasės mokiniai. Nėra? Va ir praleido pirmą kartą. Na, aš manau, kad tie, kurie gerai mokosi, jiems gal šiemet nelabai pasisekė, bet jie pasistengs ir kitais metais taip pat pavys tuos, kurie labai gerai mokosi. Tad ir juos norime pagerbti. Taigi padėka 8 klasės mokiniui Donatui Saikevičiui už gerą mokymąsi ir pamokų lankomumą. Aštuntos klasės mokiniai už gerą mokymąsi Justinai Baguševičiūtei padėka. Už gerą mokymąsi ir aktyvią visuomeninę veiklą Gedvilei Bendaravičiūtė, 8 klasės mokiniai. Už gerą mokymąsi Vaidai Urbaitai, 8 klasės mokiniai. Devintos klasės mokiniai Emilijai Kruvelytei už gerą mokymąsi ir aktyvią visuomeninę veiklą. Negirdim aplodismentų. Už gerą mokymąsi ir aktyvią visuomeninę veiklą Ligitai Čepulytei, 9 klasės mokiniai. Nėra? Už labai gerą mokymąsi ir aktyvią visuomeninę veiklą 9 klasės mokiniai. Taimiliai. Už aktyvų dalyvavimą klasėje ir mokyklos veikloje Danguoliai Morkūnaitai. Pasirodo, ne tik galima mokytis gerai, bet jeigu ir mokslai nelabai sekasi dalyvauti mūsų veikloje, yra taip pat smagu. Už gerą mokymąsi ir aktyvią visuomeninę veiklą 9 klasės mokiniai Dianai Cekanavičiūtei.
Už gerą mokymąsi ir aktyvę visuomeninę veiklą Vytautui Mitkevičiui. Padėka 10 klasės mokiniai už gerą mokymąsi Ingai Pauliukonytei. Nors 10-okam dar ir egzaminai prasideda, bet jie vis tiek jau metinį įvertinimą turi, todėl mes juos ir įvertinam. Tai už labai gerą mokymąsi 10 klasės mokiniai Vigailiai Ašmantaitai. Nėra. Karolinai Klimavičiūtei už labai gerą mokymąsi 10 klasės mokiniai. Kadangi iš toliai eina, reikia truputį palaukti. Sveikinam ir gerai išlaikyti egzaminus. 10 klasės mokiniai Karolinai Pėstininkaitei už labai gerą mokymąsi. Dešimtos klasės mokiniai Rustei Švedaitai už labai gerą mokymąsi. Dešimtos klasės mokiniai ir mūsų prezidentai už labai gerą mokymąsi Audroniai Žilionytei. Už gerą mokymąsi 10 klasės mokiniai Joviliai Bakšanskaitai. Negirdžiu plojimo, ar aš apklausau. Už gerą mokymąsi Lukui Jurkoniui 10 klasės mokiniui. Pažiūrėkit, 10 klasė gausi, bet ir padėkų raštų nestinga. Už gerą mokymąsi 10 klasės mokiniai Justinai Vindziulytei. Monikai Jašmantaitei 10 klasės mokiniai. Vienuolikta klasė. Padėkos raštas 11 klasės mokiniai Kristinai Kandrotaitei už labai gerą mokymąsi, aktyvę veiklą mokykloje, klasėje ir puikų lankomumą. Už labai gerą mokymąsi 11 klasės mokiniai, aktyvę veiklą mokykloje, klasėje ir puikų lankomumą Gintarei Našlėnaitei. Gyčiui Raškevičiui. Už gerą mokymąsi ir aktyvę visuomeninę veiklą ir puikų lankomumą Gabijai Aliukevičiūtei. Agnei Burakevičiūtei už gerą mokymąsi ir puikų lankomumą 11 klasės mokiniai. Na ką, mūsų mokykla garsėja turbūt sportiniais laimėjimais. Na ir vieni sportiniai laimėjimai jau išdalinti, o dabar liko tik keletas jų. Taigi, diplomas Stakliškių vidurinė mokykla apdovanoja 8 klasę tinklinio varžybose iškovojusią 3 vietą. Tad kviečiame atstovą atsiimti diplomą. Sveikiname, pakabykite matoje vietoje. 9 klasė tinklinio varžybose iškovojusią 2 vietą. Prašome atstovą. Sakome čia, ateik atnešk.
Tinklinio varžybose iškovojusi pirmą vietą 11 klasę. Na, čia yra individualus diplomas. Stakliškių vidurinė mokykla apdovanoja Dianą Sebeikaitę šuolio į aukštį varžybose iškovojusią 3 vietą. Akvilė Seniauskaitė šuolio į aukštį varžybose iškovojusią 2 vietą. Pasižiūrėkite, ūgiai skirtingi, o šokinėjimas geras. Audrių Brazionį šuolio į aukštį varžybose iškovojusi 3 vietą. Joną Balčių iškovojusi 2 vietą šuolio į aukštį varžybose. Šuolio į aukštį varžybose iškovojusią 1 vietą Agnė Šermukšnytė. Šuolio į aukštį varžybose iškovojusi 1 vietą Edvina Morkūną. Na ką, diplomai baigėsi. Na, o dabar dar keletą žodžių turbūt nori tarti mokytojai, bibliotininkė ir mūsų socialinė pedagogė. Prašau. Labas visiems. Tai aš palinkėsiu jums labai gražios, saugios, kaip visada, kaip sakau, saugios jums vasaros, nuotaikingos, kai kam gal darbingos. Va, o dabar čia jums yra ledai. Tokia proga, kad šiandien karšta ir paskutinė jūsų diena mokykloje, jums dovanoja ledus mūsų Aušrelė valgyklos. Paplokite. Kol Daivutė išdalins ledus, kviečiame mūsų Liną Žilionienę tarti žodį. Aš noriu padėkoti savo ruoštų savo visiems draugams skaitytojams ir tikiuosi, kad kitus metus jūs dar aktyviau dalyvausite visuose rengiamuose akcijose ir renginiuose. Kaip atsimenate, beveik visą mėnesį mūsų biblioteką puošė jūsų darbeliai, kūrybiniai ir piešinukai. Taip pat buvo paskelbta 3 mokyklos aktyviausių skaitytojų konkursas. Ir šią progą norėčiau apdovanoti nugalėtojus, man paties pavaduotojai. Agnei Šermukšnytei už kūrybiškumą kuriant 4-eilius. Rugilei Tamošiūnaitei už kūrybiškumą kuriant 4-eilius. Taip pat Rugilė išrinkta aktyviausia akcijos Draugauk su knyga skaitytoja. Ir Ingutei Pauliukonytei aktyviausiai akcijos Draugauk su knyga skaitytojai. Geros vasaros, nepamirškite knygų. Ar norinčių dar bus palinkėti? Nėra. Kadangi diplomai išdalinti, dovanos dar yra dalyjamos, taigi paskutinis mūsų žingsnis, kad tikrai baigėsi mokslo metai Stakliškių vidurinėje mokykloje, reikia nuleisti vėliavą. Tad kviečiu tradiciškai metų mokytoją Rasą Noreikienę ir mokyklos prezidentę Audronę Žilionytę nuleisti vėliavą, kuri simbolizuos, kad prasidėjo Stakliškių vidurinėje mokykloje vasara.
Tad skelbiu mokslo metus mūsų mokykloje baigtus. Na, o dabar visus kviečiame prie klombos, gražiai sustoti ir nufotografuos Gerdą bendrai nuotraukai.